Betson Kazino. Betson lažybos. Betson Kazino. Betson lažybos. Betson Kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namasakintai, ką, tęsime rudenėlio pramogas. Kročių užtenka tų brangių tačkų, tų plastikinių, dermantinių tačkų, kur kainuoja 100 000 eurų. Mes norime grino, mes norime Volkswagen Passato, mes norime VR6 variklio, mes norime greičio, mes norime judesio. Ir aš tai jau šiandieną duosiu. Važiuojame, Volkswagen Passat. Nu ką, šitą Volkswagen Passatą galima testuoti tik su sandalikais, bet laukia jau šalta. Mes vėl grįžtam prie delfino dizaino. Jeigu pastebėjote, nauja Audi A6 vėl tapo kaip delfinas. Audi Q5 kaip delfinas. Jei kas nežinote, Volkswagen grupai priklauso Audi, Bugatti, Bentley ir Lamborghini netgi priklauso. Ir Ducati, blėt. Viskas priklauso beveik Volkswagen grupai. Ir vat mes vėl grįžtam prie seno delfininio dizaino. Žmonėm matomai tas dizainas užėjo. Nepiktas delfiniukas, kuris, blėt, kartais įkanda, kartais neįkanda, bet vis laik toks, blėt, judesinis nahui yra, negresyvus, atrodantis negresyviai. Žiūrime, va, Grabavozo universalų išvaizdą, juoda spalva, blėt, sidabriniai papuošimai, duslintuvai išlinda, blėt, už bamperio nahui. Viskas nuteikia, kad čia kažkas labai rimto, arba čia kažkoks sunelės nutarė pastatyti BBS ratlankius, kurie atrodo beje labai gražiai, su auksiniais papuošimais, Radžiui turėtų patikti. Ir karočią, žiūrėkit, nu, blėt, aš taip sutinku su jumis. Passatas yra, nu, blėt, nuobodi mašina, nahui. Nu, neatrodo Passatas gerai iš esmės. Nu, delfinas. Jis nuo pat pagaminimo jau buvo nuobodus. Kročiai, šitam Passatyje stovi VR6 variklis 3,2 litro, 250 arklio galių, 14 litrų rėja, blėt, kibirais naftos rebė, DSG greičių dėžė, kuri 2006 metam yra fenomenalus dalykas. Ir eilinį kartą Volkswageno inžinieriai gavo kročiai užduotį pasismaginti, daryti ką norit. Ir padarė, blėt, realiai galima sakyti įdomų šeimos automobilį. Atrodo, jis, blėt, tragiškai nahui gelbėjo tik tai, kad jinai yra biški žeminta, su koilai žemintais ir su gražiais BBS ratlankiais. Čia, blėt, apie išvaizdą nu nėra ką kalbėti. Čia yra, žinau, ant tiek, blėt, grinai, šeimyninė mašina, nahui. Nu, tiesiog šeimyninė mašina, šeimai vežiot. Čia vietos daug, blėt, sėdėjimas keistas, nahui, viskas ant ergonomikos paremta, galim pažiūrėti bagažniką, blėt, į kurį telpa, aš nežinau. Į šitą bagažniką galėtų tilpti pusę užimtumo tarnybos, blėt, darbuotojų, nahui. Tu pažiūrėkit, kiek čia vietos, blėt. Čia pizda, nahui. Čia, aš nežinau, čia dujų balionai, jeigu pastatytum, dar liktų vietos sukrauti, ble, bagažų. Jeigu galinės sėdynės atmestum, tai, ble, čia 3 dviračiai, 4 dviračiai, ble, 2 žmonės, 4 dviračiai tilptų, arba 4 žmonės, pizda, karočią. Va, trūksta tik va, matai? Nėra, kad bagažinės uždarima. Nes mesgi visi dabar išpindėjom. Anksčiau vyrai, blėt, su cigaretė. Blėt, uždaryt, nahu, bagažinę. Vse, važiuoja toliau, nahu. Nėra, blėt, elektroninio uždarimo, nėra problemų, nahu. Viskas buvo mąstoma, tai va, paprastai. Čia realiai nieko nėra. Volkswagen realiai yra tinginiai. Jeigu nori kažką daugiau gauti iš Volkswagen, tai gali pirkti Bentley, gali pirkti Audi, blėt, gali pirkti, nahu, nežinau, blėt, Bugatti, blėt, jeigu esi lordas, blėt. Svarbiausias dalykas čia yra variklis ir greičių dėžė. Daugiau čia nieko ypatingo nepapasakosiu apie šitą Passatą. Jums turbūt netgi pikina pažiūrėti šitą Passatą. Bet čia yra va nuostabus VR6 variklis 3,2, buvo ir 3,6, kur turi 300 arklio galių, čia yra VR6 3,2, 250 arklio galių, turi čia sosačką, na, kurie 14 litrų, kaip minėjau, blėt, rieda huja, bet aš nežinau, čia jeigu, blėt, vežiojate kontrabandą, dar čia cigarečių galite prikišti, blėt, vietos da huja, viskas lengvai pasiekiama, lemputės galite lengvai pasikeisti, viskas dar tai paprasta, blėt. Dabar viskas yra uždaroma ir kad nelystum, kad tai važiuotum autorizuotą servisą, išleistum 500 eurų, blėt, kad tau lemputę pakeistų. Nu, tokie laikai, blėt. Mus debilais padarė gamintojai. Ir kaip sakant, mes pripratom prie to, kad va pasicatskina, duoda kavutės, nahui, va iš jūsų 8 eurų, blėt. Jeigu norite, kad jūsų automobilis važiuotų smagiai, ilgai, keltų jums daug gerų emocijų, reikia rūpinti savo automobiliu, savo varikliu, savo greičių dėžė. Ir čia mums padeda įmonė Hado. Hado turi begalės gerų produktų, tiek varikliam, tiek greičių dėžėm. Turi atominį metalo kondicionierių, turi revitalizantus, turi DP filtro valytuvus, jeigu vairuojate dizelinę automobilį. Taipogi jie turi labai nuostabius tepalus. Kiekvieną kartą, kaip keičiate automobilio tepalus, pirkite Hado. Jeigu norite pasirūpinti savo automobilio išvaizdą, rūpinkite su Hado kosmetika automobiliam. Jie turi padangų ir plastiko juodintojus, tekstilės valiklius, odos valiklius ir begalės kitų produktų. Jeigu jūs konkrečiai nežinote, kokio produkto reikia jūsų automobiliui ar jūsų automobilio
automobilio varikliui, kreipkitės į hado.lt ir ten konsultantai jūs mielai pakonsultuos, kokio jums produkto reikia, o jeigu jums to produkto nereikia, jie jums pasakys, kad jums to produkto nereikia. Taipogi jūsų artimiausia automobilio dalių parduotuvė, kuri prekiauja hado, taipogi jūs gali pakonsultuoti dėl hado produkcijos. Naudokit hado, važiuokite ilgai, važiuokite smagiai ir džiaukitės gyvenimo. Ačiū jums labai. Pažiūrėk, kokios sėdynės, blėt, tokios nučiaumotos, gražios, jaukios, blėt, naminės sėdynės, blėt, žiūrėk, va. Oda jau nuhujarinta, tai, blėt, amžius savo padarė. Labai gražios sėdynės, bet tik, va, jas tik aptaškys ledais ar kitais skyščiais pizda, karočią, su valymu, blėt, problemų bus, nahui. Va, sakau, kas man patinka dar tie plastikai, nahui, normalus minkšti. Mes, blėt, pripratę prie normalių plastikų, blėt, dabar šūdą deda. Nu taip, interjeras skurdus, blėt, metalas, ten ekraniukas prieštvaninis, dar iki šiol, blėt, tos ekraniukus Volkswagenas stato, blėt, taupo, prašo pinigų didelių žmonių, blėt. Pastatė biškai dabar gal didesnį tą ekraną paskutinėse modeliuose, bet realiai čia nichuja nepasikeitė, blėt. Vat nuobodu, blėt, tiesiog nuoboduminas, nahu, juodas. Vienintelis dalykas, kuris gelbė šitą tačką, tai VR6 variklis. Davai geriau atsisėdam, nemalam šūdą, pravažiuojam, blėt. Žinot, jeigu jums patinka toks Passatas, jūs greičiausiai jau jį esat vairavę ar sėdėję, ar jūs vežė, blėt, nieko naujo. Jums reikia šiandien prajausti VR6 variklį. Tai, ką maksimaliai Volkswagen inžinieriai galėjo padaryti su šito automobiliu, nepažeidžiant jų kodekso, kad Audi turi būti greitesnė, blėt, Bentley prabangesnis ir panašiai. Jūs suprantat, kad Volkswagen yra tačkai liaudžiai, tiesiog tačkai liaudžiai. Sėdam ir važiuojam, na. Žiūrėkit, va, prabanga, va, katinas, katinėlis. Ir įkišam raktą, užsiveda šitas nuostabus tvarinys vokiškas, blėt, Service Now parašyta, na, iškart pasitinka mūsų servisus, blėt. Užtenka tos servisų, na. Pas mus kas, nuo parduotuvėlė, blėt, niekas, sakau, nepasikeitė. Nu, veikia, blėt, galima liesti, bet 2006 metais tai buvo gan įspūdinga, bet, nu, jau užpica, blėt, kažko naujo reiktų. Va, čia, pas mus DSG greičių dėžė, 2 sankabų greičių dėžė. 4Motion, 4 varomieji, užmiršau paminėti pradžioj, 4 varomieji, 3.2. Čiagi, blėt, svajonių Passatas yra daugelis Passatnikų, na. Aš nežinau, nu, blėt, vadrelį, čia yra svajonių mašina, blėt, Passatnikam rieda, huja, blėt, važiuoja smagiai, iškart jungiam sport režimą, davai, važiuojam, pasižiūrėsim kažkaip per aparatūrėlę. Iškart galiu pasakyti, aš šitoj tačkai nerandu savo patogios sėdėjimo pozicijos. Kažkaip labai keista, yra daug pasirinkimų, vairą gali į priekį, atgal duot, sėdynę gali pareguliuoti, bet, nu, nėra vis tiek, blėt, va, tos vietos, kad rastum, blėt. Būna jums tokių mašinų, kad sėdi, blėt, atrodo, va, nerandėjai vietos tam delfiniai banam, blėt. Vat ko trūksta va šitam Passatui iki pilnos laimės, kad va čia dabar galėjant manualinio režimo perjunginėt pavaras su lopetėlėm. Jungytas lopetėlės, bet va jauties kaip kaimėtės, kad pastoviai turėjo ant tos palkos laikyti, blėt, ranką. Mesgi visi pripratę perjunginėt ant lopetėlės. Lopetėlės, kad būtų ant vairo, blėt. Bet šiaip pizda, perjunginiai ir šūstrai, tai 1-2 metrus šaiba, nėra jokių problemų, blėt. Mane stebina, kad 2006 metų mašina, blėt, o jinai kurva kaip šiuolaikinė tačka, na. Čia yra Bugatti Veyron tėvas, blėt, karočiui. Bugatti Tourbillon, nahui. Ne, nu, karočiui, jungiam sportą, čia, blėt, neįdomu dročintis, blėt, su šitą. Tiesiog ant sporto režimą važiuosim. Blėtinai kurvas sypit, nahui. Ir garsas geras. Visos, karočią, rajono babulės drėkstina šito Passato garsą, blėt. Čia, karočią, vieni pliusai šitam Passatui, išskyrus, kad jis baisus, blėt, negražus, nahui, bet funkcionalus, turi gerą variklį. Ir vienintelis minusas, kur visi skundžiasi pastoviai, tai elektroninis stabdis, kur pastoviai sugesta ir šiaip elektronika. Pirmas įspūdis toks, Passatas, nu, yra Passatas, tai yra nuobodus sutverimas, blėt. Golf yra linksmiau, Passate nieko ypatingo. Tu iš Passato tikės greičiausiai, kad jis tiesiog važiuos ilgai, nuobodžiai, jokių gedimų nebus ir kaifuosi nuo to, kad nereikia tam per daug remontuoti, skyrus tepalų keitimą. Passatas, galima sakyti, nu maksimaliai yra sukomplektuotas. 3.2 variklis, 4 varomieji, 2 sankabų greičių dėžė. Čia yra, nu, pizda, čia kiekvieno Passatniko svajonė drėgna. Nežiūrint, kad yra tikrai nuobodu, tu turėtum pajausti kaifą važinėjant su ja, nes greičių dėžė labai šustra. Variklis galingas. Blėt, gerai jinai poskas suka ant žemintų spyruoklių, blėt. Iš galo ten pas mus va dabar važiuoja kažkoks navaročinas Mersas, bet jam šansų nėra, blėt, pasivyt nahui. Nes dauguma Mersų vairuotojų tiesiog nemoka vairuot, blėt. Čia nahui jau tokia dalia jų.
Čia pasakysiu taip, čia gal buvo 200 PM arklių 2006 metais, bet pusę arklių pabėgo į Oktoberfest alaus gerti nealkoholinio, blėt. Nėra to pajaučiu, kad čia 200 PM arklio gali būti. Išsibesdėjau pabiškį tos arklio galios per tiek metų, nors ir dar nėra super didelė, bet vis tiek. Automobilis gan gyvas, blėt, gan gyvas, kelia kažkokią tai emociją, kadangi čia vis tiek yra Passatas, blėt, iš jo iš viso nieko nesitikė. O čia tai vat galima pasakyti, kad valit. Garsas kažkoks su varikliu yra, bet, nu, blėt, įspūdžio va tekelė, o Šaranas daugiau emocijų iškart teikia. Aišku, Šaranas toks, kokį mes testavom, nu jo neturėtų būti gamtoj. 1.8 turbo su 4 varomais, 4Motion, ten padarytas synchro. Tokio Šarano niekada neegzistavo gamtoj. Dėl to, blėt, su jo buvo linksmiau. Čia yra viskas gamykliškai. Dėl to gali būti, kad va, dėl to ir dingsta tas wow faktorius. Kad, nu, nėra kažkokio tai wow. Nu, nėra wow. Blėt, aš nežinau, visi Volkswagenai, nahu, šiaip yra pagal faktą nuobodus automobiliai. Jūs nepykite, kebra, bet, blėt, nu dabar vat visi korėjiečiai, ten kinai spaudžia, net japonai jau, blėt, kažką įdomiau biškį pasiūlo, o japonaigi tokie labai konservatyvus. Ir yra, kaip sakant, iš ko rinktis, blėt. O čia gaunas, kad, nu, blėt, visą laiką esi nahu nuskriaustas, blėt, gauni kažko mažiau multimedijos. Nes, suprantat, jeigu Volkswagenas būtų tiesiog vat vienas Volkswagenas, tai jo, jis gal gamintų geresnius automobilius. Bet jiem nėra poreikio, nes, blėt, jeigu nori kažko geriau, tai pirk Audi, blėt. Audi irgi šūdas, tai tada pirk tam Bentley, blėt. Ir gaunas toks pasaka be galo. Jeigu, tarkim, BMW ir Mercedes iškart gamina gerą automobilį. Yra klasės, renkėsi, ko tau reikia, kiek tu gali sau leisti, kiek tu gali sugerti nuvertėjimą. Ir tu renkėsi pagal klasės. Čia nori sportinio, pirki Porsche, nori geresnės komplektacijos, pirki Audi, nori prabangesnio, pirki Bentley ir taip toliau. Tas biški, blėt, užpisa, na, Volkswagenas yra skriaudžiamas dėl šito plano. Kol kas nulis emocijų. Bet aš manau, mums reikia į trasą išvažiuoti, gal trasoje šitas automobilis atsigaus. Jis tikrai nėragi skirtas, blėt, važinėti mieste. 3.2, blėt, variklis, 3.6, 3.2, kurie statė. Skirtas yra, blėt, autobamam greičiausiai. Nu tai pasižiūrėsim, kaip šitas Hebrovižis važiuoja mūsų Lietuvos greitkeliais. Šiandien labai vėjuota beje, tai pasižiūrėsim, ką jis sugeba. Kol kas mašina kaip yra pažemintos spiruoklės, nu jinai stabiliai gan, palyginus tikrai stabili. Ten palyginti su Šaranu, tai Šaraną reikėjo gaudyti, bet Šaranas yra Šaranas, blėt, savas šūdas yra savas, blėt. Čia matos jau inžinieriai pareguliavo, dar mūsų tuningo meistrai, blėt. Stabdžius ten geresnius įpyso prie BBS-ų, spiruoklės pažemintos, nu tai biškai papiktinta tačkė, reikia pasižiūrėti. Blėt, bet kondiko nėra, tai jebat nahu. Bet irgi, žinai, langos atidaryti, kur taršas. Jo, jau girdėjote, kaip praeitam BMW tas drive, blėt, balsas buvo. Sveiki, vairuojame automobilį, blėt. Jeigu jūs labai mylite savo automobilį, rūpinatės jo ir norite, kad jis atrodytų daug geriau negu išvažiavęs iš automobilių salono, čia jums padės Žygis iš Refinish. Musuriškio gatvė 21, 5 boksas. Refinish padės sutvarkyti jūsų automobilį, kad atrodys, nu, tiesiog ledas. Žygis labai detaliai prieina prie kiekvienos smulkmenos ir, nu, geresnių negu jis, nu, abejoju rasite. Tai kreipkitės į Žygį, Musuriškio gatvė 21, 5 boksas, užsukite, pasikalbėkite ir jis jūsų automobilį sutvarkys taip, kad jūs greičiausiai pasakysite, oho, reikėjo anksčiau pas jį atvažiuoti. Nu va, dabar išvažiavome trasą. Nu, automobilis dėl tos pakabos kietintos. Jis nėra toks minkštas, nes pasratas realiai turėtų būti biški minkštesnis. Pas mus keliai nelygus. Ir aš pirmą kartą gyvenimą susimastau, o nebūtų, kad stokinė pakaba būtų geresnė, blėt, va dabar, va. Nes mes atvažiuojam mus kratų, na, reikia duoti biški, sakau, užvažiuosim to už trakų, duosim čiado, blėt, gal bus įdomiau. Laikosi stabiliai, blėt, mašina, laikosi stabiliai, jeigu būtų lygus kelias, tai, na, blėt, su šitom žemintam spiruoklėm, nu, blėt, tikrai būtų solidi mašina. Iš kitos pusės, blėt, nu, tokiu greičiu dabar visi automobiliai, su 1.5 varikliu, va, tas pats, va, Volkswagen, blėt, Terokas, nahui. Su 1.5 varikliu, 9 greičių, DSG greičių dėžė, nu, tai lygiai taip pat važiuos, blėt, ir problemų nematysi, tik biški minkščiau važiuos. Bet čia yra 26 metų mašina, blėt, 26 metais mes iš viso dar su motoroleriais, blėt, važinėjom. Tai BMW krekždė, blėt, važiuoja. Iš Kauno poliubomo bachūras. Davai, blėt, Peugeot, nahu valy, blėt. Ne, krekždė pasivyti nebegali čia, be šansų.
ką reikia raminti arklius, blėt. Labai smagiai bėgėjas, beje, blėt. Labai smagiai bėgėjas jinai, bet krekždžiai va nėra šansų pasivyti. Tiesiog per daug galinga tėviška aparatūra tokia, nahui. Per daug gerai apgalvoja kažkoks tėvas, blėt. Krekždava bando, nu nichuoja nesigalo ten, blėt. 1.6 varikliukas bus, blėt, pieno pakelės į banas, nahui. Gražiai atrodo, bet aš vat kuo toliau, to labiau prieinu išvados, kad vat, nu, debiliukų markė, blėt, BMW, nahui. Kad reikia ant Merso persės, nahui. Vat man jau tokias mintis, ėjo. Aš net buvau užėjęs į Mercedeso saloną, kai aišku ten aptarnavimas, nu, blėt, baisulinis, nahui. Internetu reikia tartis iš anksto, nes ten tiesiog visi užsipysa, nieks bendrauti nenori. Va, blėt, 5 pardavėjai sėdi, nieks nenori prieiti. Karočiui sėdi ragelį. Paprašai, kad priemščius pakviestų, blėt, pardavėją. Tai ateina su tokiu mamonu, blėt, kurių savo bybė tikrai nebemato. Tai tau sako, mes tau galime parūpinti, dabar neturim tau automobilio, blėt, sako, atsisėst, bent jau, blėt, pasižiūrėti. Neturim, bet galima apsikeist kontaktais. Nahu man tavo kontaktai, jeigu tu čiortas net nesugebi iš savo stalo, blėt, pasikelt. Aš nenoriu, blėt, matyt pardavėjos su tokiu pilvu, blėt. Nes aš nenoriu, supranti, blėt. Man pačiam jau sportą reikia, blėt. Į Lemon Gymą užsirašiau, blėt. Mamoną nusimažint, nahu. Trenerį normalų sunku susirast. Aš nenoriu trenerių, kuris sveria 5 kilų. Man reikia, blėt, anabolinio trenerių, nahu. Nes aš tik taip galiu pasitikėti, blėt, kokia naketa. Tik taip galiu pasitikėti, kad žmogus, nahu, realiai supranta, ką jis daro, blėt. Suprantat? Nes tu trenerių da chuja, blėt. O tolko ni chuja, blėt. Tai va, lygiai taip pat ir noris, kad pardavėjas būtų šustras, blėt, 1-2, blėt. Nahu jūs tas pardavėjus laikot, blėt, kurie sveria toną, nahu, nesuprantu niekaip. Nenoriu čia diskriminuoti, bet, blėt, reikia savim prisižiūrėti. Visai smagiai važiuoja šitas pasratas, blėt, va ta pakaba, kad trumpinta yra, blėt. Nu jau tie, ne, kad nešokinėja biškį. Bet neturėtų nešokinėti. Pasratėlės turi, blėt, plaukti kaip delfiniukas, 3.2 variklis, blėt. Dar 2006 metais visi rūkė cigaretę, blėt, žinai, va. Nebuvo to graniukų, blėt, va. Jie tai, va, paderindavo garsą, blėt, ten perjungdavo, blėt, šaibą, jeigu reikia. Ir važiuodavo toliau, blėt. Paprastesni laikai 2006 buvo. Gražu, išskyrus tą faktą, kad bezdalai salonės smirda, blėt, nėra kom kvėpuot, nahui. Čia mes su operatoriu prišikom, blėt, salonį, nahui. Dėkau, mes nebezdam mašinui svetimoji. Atsidarysiu biškį langą. Reikia paklausyti variklio garso, nes aš girdžiu kol kas tik feno garso. Bugatti Veyron Technology. Vis tiek Volkswagen grupai priklauso Bugatti. Shout out Rimac. Taip, nu kaip smagiai pisa, nahui. O, blėt. Gerai, kai 26 metam, tai gerai, smarvės variklis turi, bet, blėt, 2 litro pačiokas dabartinis, blėt, žinokit, nu, galėtų šitą mašiną, o tai va. Va, vienintelė lyga, va, visose, blėt, Volkswagenus, va, kad labai lengvai šitas, nu, nusitrina, blėt. Nu, prasta plastiko kokybė, bet tik šitoj vietoj. Visa kita, blėt, dar ledas, nahui. Ir man, va, nesuprantu, kodėl visi nauji automobilių gamintojai taip taupo ant vairo. Būtent, va, daro tą šildziką tokį baisų. Ir man tokia kyla konspiracijos teorija, gal čia specialiai daroma, kad tau būtų šlykštų vairuoti automobilį, kad tu jau galvotum, kad prabanga nėra oda, blėt. Kad prabanga yra daug planšečių, bet prabanga nėra daug planšečių. Kyla toks klausimas, kam tai daroma? Galbūt norime, kad mus, kaip sakant, kad mes nenorėtume patys vairuoti, kad mes priprastume prie autonominio automobilių, kurie vairuotų patys ateityje, kaip taksi. Gali būti tokia teorija. O gali būti dar tokia teorija, kad tai spaudžia akcininkai stambėjai automobilių koncerno, kurie liepia kišti, blėt, reikalingas, nereikalingas autonominės technologijos, kurios hui znat kiek kainuoja. O supistą vairą padaryti gražų neįmanoma, blėt, nes jum tipo per brangu. Mašinos jau, nu, blėt, te Volkswagenai normalus nuo tam štukų kainuoja, blėt, paketai, blėt, neskaitant Golfo. Iš viso kyla man klausimas, gal metas mum Hebra nulip nuo tų džipų, blėt, kurie realiai tapo visi, nahui, nuobodus, neįdomus, blėt. Kukoldų mašinom tapo. Čia jau ne tie džipai, kaip anksčiau buvo, dėdė važiuoja, blėt, su rinkruizeriu, blėt, 100, nahui, 3 klatkas, galerija, balinės, blėt, mobas, plika galvas, kūsta koža, blėt, rimti reikalai, blėt, Timioras senovinės, blėt. X5 dar buvo kieta mašina. Dabar jau čia, blėt, čmošniko automobilis tapęs numeris 1, blėt. Gal grįžtam prie lengvų mašinų, lengvos mašinos, Mercedes C, BMW Trojkė, nahui. Gera komplektacija, geri varikliai, blėt, lengvas važiavimas, gyvenimo malonumas. Grįžtam prie ištakų, blėt. Čia reiktų gal manualkę jungti, nes
Va, manualikiai jungus, tai kitas reikalas. Eik tu nahui, blėt, va tai greičių dėžė, tokia tu paraila, blėt, biški nahui. Ne, iki galo jinai nesupranta, ko aš noriu. Jungs aš į sportą. Sakau, ten palyginus dabartinės, tam Mersu, BMW, Porsche greičių dėžės, tai dar biški tu paraila nahui. Dirba gerai, kol tu nepraeidai su ją, va, trasuoji, va, kažką išdarinėt, jinai tada tavęs neklauso, blėt. Ir galima tik dėl greičių dėžės nuskrist nahui. Tai va, posūkė jau nėra su ją linksma, blėt, nes reikia va, stabdyti labiau, tu negali su šaibomis stabdyti, kad iš viso didesnį greitį išeinant iš posūkio. Betson Casino, Betson lažybos, Betson Casino, Betson lažybos, Betson Casino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, varom į savo lietuvišką Nürburgringą. My name is Igor Šeškerin. We driving in Nürburgring. Gražu. Nu ką, nu Passatas laikosi, bet greičio dėžė man nepatinka, iškart sakau, blėt. Turiu pretenziją jai. Tu vat iš jos tikėsi, kad jinai vat važiuos gerai ir paskutinį momentą supranti, čia nereiktinė mašina. Pakaba sudarkyta, greičių dėžė netokia, kokios yra šiuolaikinės ir pradeda jau nepasitikėti tą mašiną ir būna per vėlų, greitis per didelis. Mašina pradeda slyst. Galas šikna universalą pradeda, blėt, malt šūdą. Iš tikrųjų nežinau, blėt. Mano labai sumiksuoti jausmai, blėt, va šitam. Gerai, ant Passato nestumsiu, blėt. Užauginamus iš šiknas Passatai, vežiojamus girtus, taksanai Passatai, blėt. Dabar žmonės perka Passatus. Visai normalūs bičiai, mano, pažįstami turi Passatus. Žmonės, šeimos žmonės. Nu, aš negaliu stumti ant Passatų. Nu, aš norėčiau, kad jis būtų kitoks. Nu, biški norėčiau, bet čia 26 metų mašina. Jinai tokia, kokia yra, blėt. Žinot, kartais jūs paklaustų, jūs galvojate, o toks išlepęs, blėt, jau nieko neįtiksi. Nu, įtiksi. Jeigu, sakykime, tiesiog atvažiuoji su standartinė pakaba, normalių variklių, nu taip, blėt, nu Passatas. Nu, bet su juo galima smagiai važiuoti. Iš kitos pusės, nu 14 litrų vietai, nafas reikalingas, blėt. Dizelinis Passatas būtų rimtesnė vargė, blėt. Nu, rytų mažiau, blėt, tai dėl to džiaugsmą teiktų, galėtum ekstra kilometrus numint. O čia toks dalykas, vat iš 26 metai prieš krizę, visi, blėt, ten pasimaišę buvo, jau ten nežinojo, kur taškyt babkes, blėt, tik savaitgaliais taraipanai ten uždirba, blėt, 4 štukas litų, blėt, eina viską iš taško, nahu, klube, blėt, žinai. Vėliau, 4 ryto ant butelio, nahu, atsisėda, blėt, žinai, po to įsiblaivo ir į darbą, vėl ta pati chuinė. Pasaulis buvo išpratėjęs, o čia Staciberų taškė buvo, blėt, išpratėjusi, nahui. Mašina turbūt skirta visų pirma Amerikos rinkai, bet ir Europai pirko jas. Ką tu jauti, blėt, vat operatorių, ką tu jauti iš tą mašiną? Ar pamokas parašai, blėt? Parašai pamokas, blėt, ar ne, nahui? Aš to, blėt, sakau, nahui. Į kokį kiną, blėt, mes eisim, nahui, pamokų neparašai, blėt. Na, jauti tą vaibą? Ką, tu parūkėjai, blėt? Rūkėjai cigaretę, blėt? Smailą rūkėjai gaidį, blėt? Ateik čia, blėt? Žiūrėk, pikto tėvo mašiną, nahui. Blėt, vat, prietaisų skidelės biški Lamborghini Gallardo primena, o šiek vis tiek Lamborghini Volkswagenai priklauso. Čia toks kaimiečių Lamborghinis gal galima sakyti, ne? Smack that, I'm on the floor, smack that, give me some more, smack that, I'm on the floor, smack that, Eikon, prisimenat Lamborghini Gallardo? Blėt, aš nežinau, aš anksčiau tai labai ten, blėt, įsivaizduodavau, oi, ten anksčiau buvo zaibys, ten, blėt, gyvenimas. Nu taip, automobiliai tapo dabar šudinesni, gavom planšetės, esame, nahu, priklausomi nuo išmaniųjų telefonų, blėt, iki apsišikimą. Aš aplamai patarčiau po šitą test drive, tiesiog išjungti šitą test drive, eiti į lauką, prasėti su draugais, susitikti arba su antra pusė, prasėti, tiesiog sėskite ant dviračio, blėt. Jeigu šalta, eikite sporto klubą, mažiau sėdėkite telefonę, nahu. Tai buvo laikai, kai mes tiesiog kaifavom nuo gyvenimo, nebuvo ekranų, blėt, dar tokių. Šitas čia buvo vapšė pizda naujiena, blėt. Tiesiog mes kaifavom nuo gyvenimo, blėt, per daug neapsikraudavom ir būdavom laimingi. Dabar, blėt, visi žiūrim tam pastovi tos Instagramas, blėt, kad kažkas turi geresnį bybę, blėt, geresnį automobilį, blėt, gražesnę žmoną, blėt. Ir pastovi yra nepatenkinti žmonės, nahu. Nes lygina save su kitais, nahu. Kaifuokit nuo gyvenimo, pasiimkite už 2000-ųjų periodą tai, kad, vat, buvo mažiau distraction, mažiau, blėt, socialinio tinklų, žmonės 1LT užeidavo ten, blėt, parašydavo kokį rajoną šliukai, blėt, kurį dabar, blėt,
kokių nors oligarchų gyvena, blėt. Ir viskas, ir baigdavosi to sėdėjimas kombe. Tiesiog žmonės daugiau laiko praleisdavo laukia, būdavo laimingesni. Taipogi, pasiūlyčiau jums dabar susibalansuot gyvenimą taip, kad mažiau sėdėtume, blėt, prie kompo, mažiau drošintume prie kompo, be reikalo, dumskrolintume. Ir tiesiog kaifuotume gyvenimą. Aš, blėt, galėčiau kunigu būt, na. Va, Avriomerį mokiaus, o kunigų seminarija už pusės kame buvo. Galvau, gal tap, bet celibatas, blėt, nemano čia varkį. Kunigas į Garšuiškis, blėt, gerai skambėtų, na. Na, gerai skambėtų. Ar pjovėte DPF filtrą, begėdžiai? Ar turite sąžinės nuodyt savo artimą? Gera glaužinė. Ar statėt zagluškės atridos, kad jūsų BMW M3 pravažiavo tik 13 štukų, nors iš tikrųjų pravažiavo 100, blėt. Dabargi labai madoju sukinėt spidiką. Žiūrėte tokią varkę, kad dabar ant tiek apipisa pardavėjai klientus, kad jokios ataskaitos nepadės, na. Pravažiuoja štuką kilometrų, parodo, kad 100 pravažiavo. Nei automobilis, nei salonas, nieks nesugebės nieko sužinoti. Nebent tik įvertins, kad automobilio detalės nusidėvėjusios. Nu, kad netitinka mašina, kad 13 štukų mašina, o atrodo kaip, blėt, po stripušniku, na, žinai. Pizda dabar laikai, blėt, tokie, reikia labai žiūrėti automobilio stovį. Aš manau, kad dabar tiksliau netgi gali automobilio stovį nustatyti, žinai, senas geras mechaniorius, blėt, su cigaretė burnoje, blėt, su depiluotom rankom ir pasakys, ar šitą mašiną tikrai pravažiavus tiek ar ne. Va, įkišt į variklį endoskopą, pasižiūrėt. Endoskopai vadinasi, ne? Echoskopas, blėt. Echoskopas, ja. Kokie, blėt, mašina. Tai va, karočią, prarovė mane ant filosofijos, blėt. Pasatas padėjo šiandien pasakyt mums tvirtą filosofiją. Na. Pati tačka, aš pripratau, aš užmiršau, kad čia 3.2 variklis. Čia būtų 2 litrai dyzelis, man irgi zaibys būtų. Nu, Pasatas, blėt, nu, nėra ta mašina, kuri gali teikti kažkokias emocijas. Būkime atviri. Yra mašinos skirtos greitkeliam, yra mašinos skirtos miestui ir yra mašinos skirtos trasai. Ta mašina, blėt, kam skirta? Pricepą jūsų vežiot, man. Viskas, turit pricepą, blėt. Vežat pricepą. Ateitie gal turėsit kažką geresnę, blėt. Ką čia dar apie ją, blėt, protinga pasakyti? Nu, jeigu jūs vairuojat 3.2, blėt, VR6, kaimynai galvos, kad jūs esat, blėt, milijonierius, nafai. Bet kai pamatys taisymo sąskaitos, jie supras, kad jūs esat dalbajobas. Tai jeigu jau norit tokią Passatą, tai imkit gal dizelį, nafai. Nu, tiesiog taupykit pinigus, blėt. Vat Volkswagen'ui, blėt, reikėjo Šaraną padaryti R-Tram 2, blėt, 4Motion. Čia būtų, blėt, mega hitas, nafai. Ir jie tais laikais buvo labai crazy. Jie darė, blėt, tų keistų projektų. Audi V12 TDI darė Q7 ir Touaregas V10 tas ar 50 buvo kūriamas. Ir R8 dizelinį net norėjo išleisti, bet greičiai... Ir W12 kaip paleido. Ne, V10 tikrai buvo, V12 nebuvo. V12 TDI buvo Q7. Tu man kaip senam kaimiečiui, traktoristui, nepis proto, na, gerai? Tu man, blėt, nepis proto, blėt! Pamokas parašy, blėt! Čia, blėt, balsą kelia, blėt, dar, na. Suka karštą toj maštai, blėt. Mano Armani Maikė, blėt, suprakaitavo, na. Naujo Maikė, blėt. Rest in peace, Armani. Tu buvai vis laik mūsų rajono širdise. Tu vis laik buvai kelrodė žvaigždė. Prisiekęs ramybėj, vienas iš geriausių pasaulio dizainerių. Bakūrai sako didžio Armani ir Armani Exchange Maikėmis tave vis laik prisimins ir vertins. Hebra, norit šeiminės taškas, nu biškit daugiau gal kainuos išlaikyti. Ceškį imkit nahui. Mercedes, ne Audi, blėt, aiškiai, da, Audi fanai. O, pagaliau persijungiant, nichuja, ne. Nichuja nepersijungiau, blėt. Eikit jūs nachas su savo Audi, blėt. Nu ką, pravažiuojam biškį, duodam su pasaratėliu šito. Tu ką, tas draivą baigiam? Karočią, juodas Passatas, man tai nežinau iš kart, blėt, su mokykla asocijuojas, tai Passatai, blėt, šeiminė taškė, grinai. Variklis geras? Geras. Arklių daug? Nu ne, blėt, 200 PM arklių dabar visi automobiliai turi. Greičių dėžė, šūdas, trasai netinkama, bet jeigu važiuojate autobanu, greitkeliu, tai šitas automobilis turi potencialą. Iš kitos pusės, blėt, nu, Passatui 2 litrų dizelį užtenka, nahu. Nu, įstatyk čia kokią tu nori variklį, nu nėra jausmo, nahu. Nu, tiesiog nėra jausmo.
Čia yra gera šeiminė tačka su nuolat gendančia elektronika, nahui. Jeigu jums tas patinka, imkit ir važinėkit. Ne visiems žmonėms patinka automobiliai, kurie turi gilesnę emociją. Ar jis turi gilesnę emociją? Nu, nichujan. Nu, čia supranti, kad jie galėjo geriau, bet jie nepadarė, nes, nu, nieks Audi nepirktų, nieks neįtų Porsche pirkti. Ir va tas va biški liūdina, blėt. Liūdina, kad tai Volkswagen žmonės, Volkswagen mylėtojus, skriaudžia pats gamintojas, blėt. Norėtųsi, kad biški kartais daugiau palepintų, blėt, Volkswagenas savo klientus. Nu, iki šiol jie, blėt, nu, nieko nesugeba duot. Įskyrus, blėt, didesnės kainas, nuobodų saloną, blėt, ir kažkokias tai ypatingas spalvas. Tai aš tikiuosi, Volkswagenas vieną dieną pasitems ir neužmigs ant lauro. Suprantu, kad jie gamina daug gerų mašinų, ten Bugatti, Lamborghini, Porsche, ką dar užmiršau paminėti, Audi. Karočią, Volkswagen, davai, paduokit mums gerų produktų, blėt, kaip anksčiau paduodavot, nahu. Negalėkit šaibą, blėt. Fatonas, blėt, buvo. Touregas su dideliais varikliais, blėt. Kažko išleiskit įdomaus naują, blėt. Mes norim to. O jums patarčiau žiūrėti Mercedes C klasę arba Trojką, Tauringą. Paimkit ir važinėkit ir kaifuokit nuo gyvenimo. Čia buvo Igor Šiškin, a jum palinkėsiu skanios arbatėlės, daug sveikatėlios, eikit į sporto klubą, kaip aš paruošiuosi greit. Ir tiesiog kaifuokit nuo gyvenimo, džiaukitės, šipsokitės. Pozityvumo mažiau apkrovos gyvenime, daugiau pozityvumo leidai ir viskas bus gerai. Davai, namaste.